galima. Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Lietuvoje žiema dar tebesitęsia. Tai yra gražu mums, nes be galo esame pasilgę iš tikrųjų to ledo, pernai jo visai neturėjome. Na, šiemet šiaip netaip krapštomės. Žinoma, pats mėgstamiausias žūklės būdas avižėlė. Žinoma, ešeriai ir šiandien lankomės visai mums asmeniškai nežinomame vandens telkinyje. Bičiuliai sakė, kad čia galima rasti didelių ešerių, vandens telkinys nedidelis, uždaras, užtvanka, na, galbūt ir gerai, kad juda vanduo, kad užtvanka, kad to deguonies daugiau papuola po ledu ir tikimės, kad vieną kitą žuvį šiandien sugausim. Pažiūrėsime, kaip seksis, tuo labiau, kad gaudėme dažniausiai upėse, upės išplaukia, o mes bandysime paprastame tvenkinuke. Kągi, metas imti grąžtą į rankas, gręžti daug ekečių. Ešeriam to reikia. Ekečių prigrėžiam kaip reikiant, teks pradėti ieškoti ešerių. Nelabai mėgstu gaudyti tokiuose balose, ypatingai vadinamai viduržymį, kai daugelis sako, na, sausis, vasaris, sausi mėnesį, sunku pagauti žuvį, žiūrėsim, kaip šiandien mums seksis. Grąžtuku esu patenkintas, gręžia idealiai. Ekečių krūvą, pradėsime traukti įrankius ir bandyti. Vis dėlto reikia šiandien atrasti ir avižėlę, ir masalą, ir avižėlės vedimo būdą. Ir apie tai ši mūsų laida. Ešerių žvejyba iš tikrųjų turbūt viena įdomiausių. Na, o rasti ešerius meškeriotojai nežinome vandens telkinyje dažniausiai padeda vietiniai meškeriotojai. Ten, kur jie susibūriavę, gali prieiti ir pažiūrėti, ką pagauna. Šiandien laimikiai iš tikrųjų įspūdingi, nors tų didelių ešerių nėra daug, bet žuvis gražios. Vietinius matau kiek toliau nuo savęs, kol kas prie kranto kimba tik nedidelės žuvis, kurias maitinamas šalia gyvenančiam storam katinui. Jam viskas tvarkoje, žvejai matosi jo niekada nepamiršta. Na, o tarp kelių nedidelių ešeriokų vis galvoju, kaipgi pagauti tos didžiuosius, kur vyrai vietiniai pagavo blizgėmis. Stambinti masalą, norint pagauti žuvį, taip pat išytis. Dėl to yra avižėlė pakankamai didelė ir, kaip matėte, dar prie uodo truklio lerva kelios vadinamosios pinkos, tai mažos musės lervos. Vietiniai meškeriotojai primo, lyg ir kibimas baigėsi, na ir viskas, kaip supratote, priklauso vėlgi nuo pačio žvejo. Ešeriai žvejojant geriau naudoti kur kas kietesnį sargelį, kurį šiandien mes naudojame, na, o žuklės technika tai yra pakankamai aktyvus avižėlės virpinimas, tačiau jis neturi būti su pertraukiais. Avižėlė virpinama labai tankiai, keliamai į viršų ir jeigu tik jūsų ranka truktos, vadinasi, na, vėl viską reikia kartoti iš naujo. Kągi, pirmasis rimtesnis kibimas jau dienos pradžioje tik džiugina. Žuvis galinga, priešinasi taip, kad net skamba valas ir išlaikyti žuvį nėra taip paprasta. Štai dėl ko mes meškeriotojai važiuojame į tokias žvejybas, kad pajustumėme tą malonumą. Ešerys galingas, apačioje, kaip pasimatė, tai net įsigandau, to, kad dar nebuvau matęs. Bet kabliukas iššoka, ešerys pabėga, meškeriotojas ne pats smagiausias momentas žvejyboje, bet svarbiausiai, kad nuotaika gera. Aplinkui žvejantys vietiniai meškeriotojai irgi bando kažką tai išlupti iš eketės, užstrigusi, įlindusi, persikreipusi, tačiau tai tikrai netokio dydžio ešerys, kurį, kaip matėte, pavyko paleisti man. Kągi, paleistas nepagautas, bet viltis visos šiandien tik tokios, kad kibs pakankamai didelė žuvis. Kodėl? Todėl, kad, kaip matėme, vietinių kibirėlį apie 5 didelius ešerius, jo labiau dabar blizgėmis kibimas nustojo ir vadinasi, vienas geriausių žuklės būdų vis dėlto yra avižėlė. Jeigu didelių ešerių yra, jeigu jie nesidomi blizgėmis, mažesnių masalų, jie tikrai domėsis. Ir vėlgi, labai aktyvus ir kietas avižėlės vedimas. Kodėl kietas? Todėl, kad, na, lapsaninių sargelių netaip paprasta išvirpinti kietus dažnius pakankamai didelė avižai. Na, o didelė aviža tai yra svarbiausia. Dabar, norint pagauti didesnę žuvį, bent jau tame vandens telkinyje. Visas traukimas pakankamai švelnus, valas leidžiamas tarp pirštų, 1/10 mm, tikrai neaišku, kas aname gale, tikrai netoks dydis,
kaip prieš tai paleista žuvis, bet jo ešerys toks, kurį smagu gaudyti žvejojant avižėlę ir 1/10 mm valu. Iš ties, žuvis tokia, kuri džiugina kiekvieną meškeriotoją. Tuo labiau dabar. Sausio pabaiga, vasario pradžia, tas metas, kai daugelis meškeriotojų, galbūt yra šiek tiek pasimetę dėl žvejybų, kur šiuo mariuose ešeriai kimba tik Rusijos pusėje, mūsų kažkodėl ne. O pasirodo, radus vandens telkinį, paprastą, uždarą, ten, kur yra didelių ešerių, reikia tiesiog paieškoti jų, pasirinkti teisingai masalą, galbūt jį stambinti iki begalybės. Štai tokio dydžio masalai atrodo tikrai per dideli, netgi plūdiniai meškeriai žvejojant pavasarį, bet čia, šiame vandens telkinyje, jie tinka. Kaip matėte, po dešinę prigręžtą krūvą mano ekečių, eketės paruoštos tam, kad jeigu vienoje eketėje žuvis apsibaidys, teks keliauti į kitą. Tokia ta žuklės ešerių taktika. Daug ekečių, daug darbo ir virpinimo. Na, o jeigu tu teisingai sustatyk žuvį į vietą, tai yra, jeigu jo susidomėjo tavo avižėlė, atsikėlė nosimi į tave, vadinasi, viskas tvarkoje. Vadinasi, žuvis iš tikrųjų kibs. Na, žinoma, kips tik tai priklauso nuo pačio meškeriotojo pasirinktos avižėlės, nuo virpinimo dažnio ir vietos, kurie turėtų būti ešerių. Nors aplinkui meškeriotojus snaudžia. Vėlgi pakankamai plonas valas, netoks storas, kuris naudojamas blizgėmis, vėlgi pakankamai aktyvus avižėlės vedimas, tai dar vienas įrodymas, kad avižėlė kartais būna tikrai kur kas perspektyvesnė prieš blizgę arba prieš vadinamąją švytuoklę. 1-2 ešeriai ir vėl keičiame vietą. Kodėl? Todėl, kad pasidėjus 4-5 minutės kibimo nėra, verta patikrinti kitas eketės ir palikti tą eketę, kurioje kibo, pailsėti. Ir kitoje eketėje žuvis iš karto atsiliepia, vadinasi, ten, kur mes žvejojame, viskas tvarkoje. Ešerių iš tikrųjų yra ir, kaip matėte, už mano nugaros išgręžtas, šachmatų eilė eketės, tai tik įrodymas, kur reikėtų judėti. Toli nuo kranto ir šiek tiek artin. Žuvis iš ties įspūdingos. 1/10 mm valas, dažnai būna toks, kuris paveda meškeriotoją, ypatingai štai tokių monstrų galvas kaišiant į eketės, bet šiandien viskas puiku. Valas atidirbo savo ir tai yra svarbiausia. Apie valus šiandien tikrai mes dar kalbėsime, ir apie avižėlės, ir apie meškerėlės, ir apie sragelius. Žodžiu, tačiau tokios žvejybos tikrai senai beturėjau. Žvejojant paprastame tvenkinyje, žvejojant avižėlėmis, gaudant štai tokius, galima drąsiai sakyti, kuršmarinius ešerius, žvejyba darosi begalinė malonumas. Tokia šiandien mūsų žuklės pradžiai be galo džiugina, nes, iš ties galvojame, kad štai tokiame uždarame vandens telkinyje, pakankamai nedideliame, ieškoti, rasti didelius ešerius tikrai nėra lengva, bet vis dėlto esame šiokie tokie sekliai, tyliai prisilinkome prie vietinio ir pamatėme, kad jie pradėjo pagauti didesnę žuvis, prisijungėme ir, kaip matote, malonumą turim begalinį. Senai pagaudžiau avižėlę, ypatingai sausio mėnesio pabaigoje, vasario pradžioje, kai atrodo ir slėgiai, ir orai prasti, o čia ešeriai išprotėję. Kalba apie avižėlės. Praėjusio kartą žmonės pradėjo išprotinėti dėl mūsų tos vadinamos avižėlės, kurie nenaudojame masalą, dėl to skubu pasakyti, kad ne kiekvieną dieną tos avižėlės dirba. Jis dirba tada, kai randi ešerius, kai jos sukeli. Šiandien, pavyzdžiui, buvo bandyta ir ne vieno kibimo, bet idėja kokia, kad kiekvienas meškeriotojas pats gali pasidaryti tą pačią avižėlę. Tinka visos avižėlės. Aš daugiau mėgstu tamsesnių fonų, tamsesnių spalvų, bet idėja yra labai paprasta. Paimate juodą salmo avižėlę, wolframinę, galite imti varinę, galite imti kad ir sidabrinė. Iš principo nėra skirtumo, netgi kartais kimba geriau ant šviesių metalų. Ir ką jūs padarėte? Nusipirkate avižėlių, svarbiausia, kad jums būtų tempto lašo formas. Temptas lašas, štai taip atrodo. Ir ant jos paprasčiausiai nusipirkę bižuteriją parduotuvėje užmaunate geltoną stiklinį karoliuką. Geriau stiklinį su didesnė skylutė, jeigu ta skylė nėra didelė, tiesiog pradedate įkaitintą adatą, padarėte didesnę, kad laisvai karoliukas lakstytų ant pačio kabliuko ir uždėtate mažą kebirikiuką, tai yra vadinamai fiksatorių, kad nenulėktų kratomas štai tas jūsų bižuterinis rautuliukas. Viskas elementaru. Bet kokia avižėlė, bet kokia salmo temptos formos avižėlė, ant jos dedamas karoliukas ir avižėlė purtama.
o purtoma jin labai efektyviai, kuo didesnį dažnį, kuo greitesnis traukimas, tuo daugiau kibimų. Viskas. Ir nereikia ieškoti būtent tos avižėlės. Žvejai maitina kojas ir fantaziją. Taip, daugelis meškeriotojų tai puikiai žinom. Nebūtina pragręžti 100 akečių, kartais būtina. Nebūtina pakeisti 15 aviželių, kartais būtina. Ta šiandien ir darėme mes, kol radome avižą, ant kurios kimbo, kol įsitikinome, kad dadėjus pinkus ešeriai kur kas stambesni, tol dienos pradžioje gaudėme nedidelę žuvį. Nors galima pasakyti, kad ešeriai galbūt ir sukibo tik tai antroji dienos pusė, ne. Nes vietiniai meškeriotojai toje vietoje, kurią persikėliau aš, jau nuo ryto pagavo didžiuosius ešerius, tačiau jų kibimai truko tik 12 valandos. Vėliau blizgių niekas nebėjome, vyrai pasitraukė iš tų vietų, o pasirodė čia ypatingai efektinga avižėlė, odo trūklio lervos ir štai tokio dydžio klumpės. Na, iš ties, drąsiai galiu pasakyti, kad tokius ešerius žvejojau tik tai Kuršių mariose, Kaliningrado srityje prieš keletą metų, na ir dar prieš 4-5 metus Nidai. Žvejoti tokius ešerius iš ties smagu, žvejoti avižėlę ir tuo labiau, kai jų daugėja, kai jų kibimas didelis, kai tų ešerių vis ir daugiau puošia ledą ir pačio meškeriotojo širdis dainuoja. Kova su tokia žuvimi iš tikrųjų užtrunka pakankamai ilgai. Na, o jeigu, kaip jau sakiau, štai tokiu sargeliu aktyviu virpinimu tu sustatei žuvį į vieną vietą, tai tie ešeriai ir būna atsisukę tiesiog į avižėlę, žiūri, kas ten daužasi į dugną ir kai pradedi aktyviai virpinti, kelti, tada jie avižėlę ir čiumpa. Žuklės technika, kaip supratote, na, pakankamai sudėtinga, neturi būti jokių virptelėjimo, krūptelėjimo, neturi būti jokių neteisingų judesių, tai yra kelime sustojimų, trūkčiojimų, sustabdymo avižėlės. Tiesiog reikia suteikti tą metalo gabaliukui gyvybę, tai yra įpūsti gyvybę taip, kad jį pavirstų į povandenį gyvenantį gyvį, tai yra vabaliuką, žuvelę, o ne paprastą metalo gabalo leidžiamą purtomą belį, kaip tikrai tada kibimo nebus. Kaip atidirbti tą žuklės techniką? Na, iš tikrųjų, ne kartą jau pasakome apie tai. Labai paprastai, netgi namuose atsisėdus, bandyti purtyti avižėlę, keliant ją aukštyn ir tiesiog stengtis, kad jūsų judesiai nebūtų trūkčiojantis. Taip iš tikrųjų būna efektyvu. Vienas iš efektyvesnių žuklės būdų, taip pat žvejant ešerius, tai yra avižėlės daužimas į dugną. Tiesiog nuleidžiate avižėlę, bilstelėte į dugną, vėl bilstelėte. Tada avižėlė ant dugno sukelia nedidelį dumblą ar smėlio rūkelį. Ešeriui tampa praktiškai nebeiški, kasgi ten darosi. O jis atplaukia iš karto pažiūrėti, mato kažkokį gyvį besirausantį dumblę, betempinti iš tenai uodo trūklio lervą, galbūt traukiantį ir tada įsirbia savo plačiom žioptum, įsirbia visą masalą su visų uodo trūklio lervą, tiesiog nenutuokdamas, neįsivaizduodamas, kas ten yra. Ačiū bičiuliam už iš tikrųjų puikų vandens telkinį, kurio tikrai nežinojau. Bet sakė, Korsakai, pasakysi, kad atvažiuotų visą Lietuvos autobusais, gausi į dūdą. Nenoriu dūdą, nesakysiu. Tai grožis, ar ne? Tokį ešerį nepamenu, kada pagavau avižėlę. Na, velnio kuršmalėse jo. Bet avižėlė štai tokį grožį, plonų valų traukti, begalinis malonumas. Belieka šiandien, man atrodo, baigti žvejybą. Tiesiog dar prieš pabaigdami šiek tiek pakalbėsime apie
valus, apie žuklės įrankius, kurie šiandien naudojame, kuriuos rekomenduosime visiems jums. Gal dar greitai pagausiu kokį vieną ešerį, nusiraminim. Ir tada... Visi sako, pažiūrėję žvejo dėžę, kam tu bepratiškai tiek tų vadinamųjų balalaikų. Iš tikrųjų taip ir vadinasi jos balalaikos, jeigu galima gaudyti su viena. Galima gaudyti su viena. Mes visiškai sutinkame ir rekomenduojame gaudyti su viena, ne su dviem. Bet iš principo idėja yra tokia, kad negi jūs šaltyje ar tada, kai bus vėsus oras, kai bus vėjas, pradėsite kiekvieną kartą pririšinėti atskirai sargelį, atskirai avižėlę, nes vis dėlto yra avižėlių svoriam, yra avižėlių dydžiam, yra tam tikri reikalavimai. Sargeliai turi dirbti. Ir vienus sargelius negalėsite gaudyti sunkia aviža arba lengva aviža. Vėlgi, jeigu kalbėtumėme apie lavsaninius sargelius, kuriais išgaunamas mažesnis dažnis, jie naudojami tada, kai žuvis neaktyvios. Dažnesnis dažnis, pinti sargeliai, sunkesniam avižėliam. Dėl to reikia turėti visą krūvą instrumentų. Nors atrodo kai kam, kad man užteks dviejų. Gal užteks, bet tikrai žvejyba nebus tokia produktyvi, nes šiandien mes pakeitėme 4 meškeres, kol radome tą avižėlę, kol radome tą sargelį ir kol radome tą virpesį, kuris sujaudino žuvis. Pabaigai visada norėčiau padėkoti Salmo, nes iš tikrųjų jų valai, bet jau šiandien, kaip matėte, 1/10 valas darė stebuklus. Lupo tokius ešerius, kad aš pats netikėjau, kad gali valas laikyti štai tokius smūgius galingus. Ir dar kartą noriu priminti, kad vėlgi visi šie valai yra gaminami Japonijoje. Jie yra bent jau šiandien, ką mes naudojame, tai naudojame Salmo Grant ir Salmo Ice Sinkingą. Tai yra greitai skęstančius valus, nes gaudėme, kaip matėte, apie 6-8 metrų giliuose. Ir greitai skęstantis valas padeda kuo greičiau nuleisti avižėlę link dugno ir, žinoma, turime kuo geresnį kontaktą su avižėle. O iš naujesnių dalykų, tai tikrai norėčiau visiems parekomenduoti štai visiškai naują Winter Red Mono valą, kuris yra skirtas žvejoti pakankamai dideliuose giliuose, nuo 4 metrų, nuo 3 metrų ir gilin, arba gaudyti stintas. Kuom įdomus valas? Įdomus tom, kad jis yra raudonas, visiškai raudonas. Ir jo praktiškumo įsitikinsime žvejodami stintas. Nes patys žinote, kad jeigu gaudai iš giliai, arba jeigu gaudai stintas blizgutę, tu trauki tą valą, meti kažkur tai sniegas, ledai, gabaliukai ir paskui ten reikia atkabinėti, spardėti kažką. O raudoną valą, tu tiesiog matai, kaip jis įsidarykęs ant ledo ir tiesiog matai, kur neužlipti ant jo. Ypatingai reikalingas tada, kai aplinkui malasi operatorius, raudonas valas, kad neužkliūtų su savo štatyvais ir ščipuotais batais, bet apie tai artimiausiose mūsų laidose. Toks žaidimas tarp pirštų su tokiu valiuku, kai lupi, niekur negali skubėti. Ir niekada nenuskubėsi. Jeigu šiek tiek patrauksi, atsisveikinsi su žuvim. Viską daro švelnio žvejo rankos. Tai kliekis. Ir gera nuotaka, kaip visada žvejybai. Kur tu? Pasirodyk. Prašau. Ajai, koks jis didelis.
buvo šios dienos puikiai žuklė. Avižėlėmis žvejoti tokius ešerius, patikėkit manim, bičiuliai. Taip malonu, taip gera ir taip linkiu visiems, būtent, kaip sako žvejus, įrauti tokio gero kibimo, nes tada žvejo širdis dainuoja. Na dabar ekspertų naujienas. Pažiūrėsim, ką jam čia mums papasakos. Tuo labiau, kad aplinkui lakstė vyrai būtent su tokiais žuklės įrankiais ir, kaip matėte, pagavo. Metas ekspertų patarimams, su mumis kaip visada Viktoras Narmalis ir šiandien mes kalbėsime apie masalus. Sveikas, Viktorai. Sveiki, Pauliau. Aš norėčiau pirmą iš karto užduoti klausimą, nes esu prisiekęs avižėlininkas ir, blizgutę paimu gal per metus kartą, gal iš viso nepaimu, nes mėgstu ten greit lakstyti, bėgiot. O iš tikrųjų, kiek žinau ir kiek tenka skaityti ir interneto forumuose visur, kad Lietuvoje labai prasideda populiarus vajas būtent šitų masalų. Gal tu daugiau apie juos iš principo žinai? Be jokios abejonės, populiarėja. Tik tai norėčiau pradėti nuo terminologijos. Pas mus visi jas vadina balansyrais, bet pasirodo žodis yra rusiškas. Taip. Ir lietuviškai mes turėtumėm vadinti švytuoklėmis. Ir beje, šito masalo banda vadinti, bet vis tik švytuoklė. Praktiškai galima šito masalo veikimą, jo žaismą, palyginti su laikrodžio švytuoklė. Sieninio laikrodžio švytuoklė, jinai švytuoja. Kada jį mes paleidžiam, reiškia, tu nuleidai iki dugno, randi dugną. Atsiremi, pakeli maždaug 40 cm ir lengvai paleidi. Jis tada, kadangi jisai va šitaip maždaug turi kabo 26 laipsnių kampu už valiuką pakabintas, jis iš karto nuvažiuoja kur nors į šoną. Geros švytuoklės iki metro, sakysim. Šičia. Po to jisai sukasi aštuoniukę ir grįžta atgal. Nuo vieno timtelėjimo? Nuo vieno timtelėjimo. Nieko, tik tai laikyti. Ir tu matai, kaip valas nuo vieno krašto eketėlės nueina ir prie kito. Ir va taip gesta pamažu judesiai, kol jisai visiškai susto, atsidūrė valas vidurė eketės. Reiškia, balansyras tas, kaip liaudis sako, o tikriausia švytuoklė sustoja. Apie švytuoklės ką galima pasakyti? Jinai turi būti gera. Turi būti normali odegėlė, nes odegėlės, kurios daromos iš kailio, žaismas yra prastesnis. Vis dėlto su tokia lankščia odegėlė, jinai pakankamai lanksti, nelūžta, jį toliau nueina. Tos mažiau švytuoja, tos pusmetrį, o šitą, sakau, iki metro. Antra, turi būti geri kabliukai, o į Lucky John švytuoklės dedami Kamasan kabliukai, aukščiausias lygis tikrai japonų, nes kadangi masiškai net nepardavinėjami šitie kabliukai. Ir trečia, štai toks dalykėlis. Anksčiau mes darydavom patys epoksidinės dervos, kažką tai čia tokio reksdavom, ant trišakėlio dėdavom. Dabar jau švytuoklė gaminama Lucky John iš karto su tokiu kabliuku, su akute, imituojančia tą vadinamą ešerio akį. Didesnė, mažesnė, nuo švytuoklės dydžio priklauso. Vis dėlto labai veiksmingas dalykas, tikrai prideda daug. Prie šito tipo masalų Lenkų kompanija Salmo yra sugalvojusi štai tokį čiubidar. Aš turiu porą pavyzdžių. Jisai irgi imituoja žuvelę, taip visiškai tikroviškai ir tai visiškai absoliučios sėslios tokios žuklės. Tu žinai, vieta, ten tavo ešerinė vieta ir tu lauki. Gaudymas yra panašus kaip su švytuoklėmis, tik tai jis juda mažiau. Todėl jį reikia išsigręžti platesnį eketę, turėti platesnį grąžtą. Ir po truputėlį, vedžioti reikia. Tiesiog surasti savo kažkokį tai žaismą, kilnuot, nuleisti. Žodžiu, imituoja žuvelės plaukimą. Bet iš principo, jeigu sugalvojate gaudyti štai tokiais masalais, kaip rekomenduoja Viktoras, kaip supratote, žvejyba neturi būti lakstoma, kaip mes avižėlėmis ar blizgutėmis, o tiesiog rasti savo vietą, rasti savo laimingą eketę ir galite pagauti iš tikrųjų įspūdingų egzempliorių. Dėkui, Viktorai. Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Išsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo. Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Konkursas mano didžiausias sugauta ir paleista žuvis. Dar kartą priminsiu visiems,
kad jūs jame dalyvaujate ir siunčiate mums savo laimikio nuotraukas. Tiesiog fotografuojate arba filmuojate netgi telefonais. Tinka ir tokia filmavimo kokybė. Tiesa, gerai būtų, kad būtų skaitmeninės nuotraukas. Pagaunate žuvį, paleidžiate ir parodėte visiems. Noriu priminti, kad mes kartu su Sauliaus Jokužio spaustuvė darome tą konkursą tam, kad išsaugotume Lietuvoje pačią didžiausią žuvį. Tai yra, jūs pagaunate žuvį, fotografuojate, paleidžiate, na ir mūsų upėse bus kur kas daugiau gražesnių ir rimtesnių žuvų. Mes irgi prisijungėme prie konkursantų ir šios dienos patį didžiausią ešerį būtinai paleidžiame į eketę ir sakome jums, nei žvyno, nei uodegos. Lai mūsų upėse ir ežeruose gyvena pačios didžiausios ir gražiausios žuvys. Salma, žvejok su malonumu.